Tai va, prasidėjo antra diena. Šiandien noriu pritrinti tas ryskės visas stambiasis, ką buvo iš vakar palikęs. Čia ilgai neužtruksiu ir paskui eisiu gruntuoti. Sėmu lapelį švietinių popieriaus P180. Va toks, nu ir tos visus stambius subražymus. Turiu pašalinti kažkaip tai. Va čia yra, va šitie va matosi subražymai, čia yra škurkės 80 likęs ryskės. O čia jau, kokia čia būtų škurkė, po 180, jinai palieka savo ryskė, bet jau nebėra tų tokių stambių, va. Čia dar va brūkšnelis likęs 80, arba va čia va, bet ant metalo gali lyg nesusėda. O čia va, jeigu užgruntuosi tos subražymus, 3-2 ir gruntuosim. O į tarpdurį dėsim tokią juostelę paraloninę, kad nepridulkėtų gruntą ir nereikėtų paskui iš prajomų poliruoti, trinti, valyti, plauti. Labai puikiai. Dažant lygiai tas pats. Turim tokį vaizdą, paralonėlis jau tarpė. Viskas bus čiotkiai. Paklijuosiu dar čia iš apačios biškį, nes reikia arką patvarkyti šitą vietą. Bet tik gražu bus. Izoliacijos nereikia klijuoti aplizmenčių, mažus negalim. Visą laiką turėjau susiliuoti ant matinio, tam pašiauštai. Nu, va taip atrodo paruošta gruntavimui. Taip atrodo subjauruotas šonas. Eisim gruntuoti. Nereikia nieko, viskas, dabar yra gruntas užmaišytas, oras pripūstas. Pirmas sluoksnis yra toks lengvai uždengė tas nugruntuotas, nušpakliuotas vietas. Dabar palauksim biškį. Kelias minutės, kokias 5 minutės. Kol apdžiusis pirmas sluoksnis, dėsim antrą, trečią. Ką būt normaliai čia. Nu ką, dėsi antrą sluoksnį biškį. Say you love me, I believe it, 'cause I love the way you lie. Stop playing hard to get a girl, 'cause I'm not that kind of guy. You abuse me, oh you use me, but I keep coming back. You never know what love can do. Nu, dabar palauksiu, kol vėl nustos blizgėti. Uždėsiu trečią sluoksnį, noriu biškį turėjau padaryti, nes taisiau iš to pačio laisto, kuris buvo užteptas, kad būtų iš ko pataisyti. Nu ar kelią, kur buvau daręs. Gražu. Dedu trečią ir paskutinį sluoksnį. Viskas, paliksim džiūti. You never know
padariau. Nusprendėm gal visą nieko spalvą, reikės pakeisti, pilnai perdažyti. Buvo kokia graži spalvikė. Nu, va, kaip gražiai. Kanteliai, viskas. Taigi darbai tęsiasi toliau. Automobilį esame jau gruntą nutrynę, apkliavę. Demonstruosiu, kaip viskas atrodo. Eisim dažyti. BMW fanai mylėsi, ne šitą? Čia prieš tai buvęs perėjimas. Kažkieno, mūsų bus čia dabar. Ta mašina, manau, ne vienus metus eksploatuosis, tai bus čia perėjimas, čia perėjimas, čia perėjimas, paskui dar čia perėjimas. Taigi, einu susimaišau dažus, nuriebalinu paviršių ir pradėsim. Mašina būtų užtekę. Čia žinai, kad aš nemokėjau naudotis. Mulkis. Parvaras, dviračio remelis į kuprinės skyšęs. Kolokėtis, ne? Ja. Blema, rodo man tos remelis, man įdomu, nei ką, blėt. Tėtiškas. Ir gerai, jie dengia, o kas yra? Gerai, ne? Jis sakė, nedengia, sako. Gotta let it grow, it's what you feel. What love is, what love is, what love is, what love is, what love is. Dabar mūsų kamerų jungtas džiovinimo procesas. Išsidžiovinsim bazę. Dėsim lako pirmą sluoksnį. Va, bazė išdžiovinta. Ir va matosi krūva dulkelių tokių visokių. Blizgučių, visko. Va, tų visų negerų. Pabandysim su antistatiniu nuvalyti juos. Kad neliktų tiek daug dulkių. Nu, kažkiek bus mažiau. O čia švelniai, kad trauk. Išilgai mašinas, kad nebūtų trūžų. O! Nedaug dulkių. Šlapiai, matai, užpučiau. Kaip ir mašinas visai neblogai žiūrisi, ne dabar? Ne. Galima paleisti. Nu, karoči, čia daugiau nėra ką filmuoti. Eisim lakuoti. Tai va, lakas sumaišytas. Šiandien bus mipo lakas. Atsisupu 3 barų slėgį. Na ir...
Nu ką, išsipagadėjau. Vaizdas numatas, toks pirmas sluoksnis. Vafliuotas. Kur susilėjo, čia susilėjo, ten nesusilėjo, nu nesvarbu. Nežinau, žiūrėsiu, gal 2, gal 3 bus sluoksniai. Čia gali gerai džiuvinti. Lakmas sluoksnis 2. Nu ir kaip visą laiką pabaigai. Pasižiūrėti. Dulkelės, aišku, kaip be jų. Kerzucha yra biški, truputėlį. Bet, nu, ant tamsios spalvos normaliai, sakyčiau. Bet jeigu jau slenka dulkės, taip. Va taip va. Jau reiškia, arti patioko esam. Taigi pabaigai parodysiu galutinį rezultatą, kaip atrodo po nupoliravimo. Šiandien tiek.